Šiandien bus mėsa cukinių padaže ir padažas kitai dienai. Ir einam tęsti cukinijos maratoną. Valau cukiniją, pomidorus užpilu verdančiu vandeniu, nes reikės nuimti odeles. Tarkuoju smulkiai ir tokius visokius gabaliukus, kurie lieka, aš juos palieku. Supjaustu morkytes, dar svogūnas ir česnakas supjaustau. Visada susimiksuoju prieskoniukus, juos patrinu. Prieskoniukai jie gali ne tik pakeisti, suteikti skoniui daugiau tokio pikantiškumo, bet taip pat įnešti tų savybių, kokių mums galbūt reikia. Gal mums reikia save kažkaip pavėsinti, įžeminti, o gal kaip tik sukelti tą tokią ugnį savyje, kad pradėt kažką veikti gyvenime. Ar kažkaip išsijudinti, arba tą mūsų virškinimą pagaliau paimti ir išjudinti. Tai maistas, maisto savybės ir visą tai, kai mes sujungiame, gauname burtus. Ryžius garnyrui nuplaunu ir tuomet virsiu. Pašildome prieskonius, periam svogūnus, šiek tiek apkepę. Pomidorus galima tiesiog sutrinti, bet man taip yra paprasčiau. Cukinį aš dedu su visom sultim, ciberžolės, piriuką, supilame pomidorus, druskos, paprikos rūkytos, išmaišome, liekam troškintis ir kepsim. Sudedam žirnelius, patrinti. Sudedu kitai dienai, kaip sugalvosit padaryti kažkokį makaronų padažą, ar su ankštiniais, ar su žuvimi, tai čia fantazijų reikalas. Keptą mėsytę įdėjau prie šito padažo, tai šiek tiek patroškinti. Žalumynų, ryžių. Mano pietūs ir paruoštukas kitai dienai.